Lietuvoje rastas kvarcas tamsus, bet skaidrus. Taip. Matosi, kad jisai skaidrus. Taigi visi kvarcai kaitinant šviesėja ir aš šitą kvarcą kaitinsiu ir pažiūrėsiu, ant kiek jisai pašviesės. Ir jeigu pavyks, gal paskiau nušlifuosiu ir bus lietuviškas akmenukas nušlifuotas skaidrus. Taip, tiesiog mes jį paslėpsime termovatoj nuo tiesioginės ugnies ir po to kaitinsim. Taip akmenukas kais palaipsniui, nes negaus tiesioginės ugnies. Ir paskiau palaipsniui atšals ir pažiūrėsime, pašviesėjo ar ne. Taip, po biškutį ir kaitinsim. Ir laikas pažiūrėti, kas viduje gavosi teoriškai ir praktiškai. Čia aišku, tas toksai šiluminė apsauga nėra labai gera. Ten girdėjau taukšėjimą, traškėjimą. Akmenukas skaldėsi, tuo labiau, kad jisai nors ir skaidrus, bet ten daug visko jame ir tai aišku jį ardė. Pažiūrėsim, kaip jis pašviesėjo. Ir pažiūrėsime, kas iš jo liko. Nes didesni gabaliukai, aišku, bus švaresni. Va, jisai suskilo į gabaliukus, bet pašviesėjo. Ir dabar reikia pasižiūrėti, ar jisai turi vidinių įskilimų, ar liko nors viena vieta skaidri, tinkama šlifavimui. Kas tapo skaidrus, bet ir turi daug įskilimų. Pašviesėja, bet turi daug įskilimų. Po kaitinimo smulkinsiu dar labiau, vat su tokiu kaltuku, čia pabidytas. Ir bandysime surasti sveiką gabaliuką nesuskilusi. Taip suskaldžiau akmenuką ir žinokit, radau. Bet čia vat yra. Šitam gabaliuke yra sveika dalis. Šitam ir šitam. Tai teoriškai iš to lietuviško akmenuko mes galėsim nušlifuoti 3 skaidrius akmenukus, lietuviškus. O viso šito proceso čia grinai sportinis interesas, žinokite. Tiesiog kažkaip tai norisi, kad ir lietuviai turėtų savo akmenukus, pusbrangius. Nors. Padariau langelį akmenuką ir jisai švarus pakankamai ir skaidrus. Pirmą bandysiu šitą nušlifuoti. Matosi, kad jisai skaidrus. Taip, reiks palaukti dienos šviesos, nes čia labai smarkiai žyba ir
Akmenuko nesimatant dirbtinos šviesos. Na, pabandysiu nufilmuoti, kai šviesa už nugaros, tamsoje. Tai va taip akmenukas atrodo tamsoje. Taip gražiausiai spindi. Nu, o čia prietemos, nes langas už nugaros, jokio kito apšvietimo. Akmenukas taip spindi. Nenusileidžia deimanto spindesiui. Lietuviškas kvarcas. Langelis akmenuko vidų. Lietuviškas kvarcas. Kodėl lietuviškas? Nes rastas Lietuvoje ir Lietuvoje nušlifuotas. Brilliant cut. Tai yra brillianto formos šlifavimas.